Kur čia mes atvykom? Koks mūsų? Ledo rūmai. Laukia mūsų. Ledo urvas. Ledo urvas? Oh my god. Nu ką, bandom? Jau. Paimti ledo urvą. Jau matyti šį statunį. Dar mums toli eit. O, kaip greitai lyg. Wow, čia supa. Oh my god. Tikės. Wenn wir Hase sehen, haben wir sich die Buckel gesehen. Noch nicht? Noch nicht. But it's not like this beautiful cave system like we've seen earlier. It is like a labyrinth in every direction. The ice also stops right here. The wind is just too weak to cool down the stone up this point. So in the rest of the cave, there's not much ice left. And right here they also found... Grįžom iš ledo urvo, sušalę, pavargę. Įspūdis ypatingai geras, tik tai kad šalta. Jau jeigu kažkas kitą kartą eis, tai turėkit apsirengti drabužių. Ilgas kelnes, striukes. Reikia pirštinių. Pirštiniais kepuriais nepamaišys. Batai geri neslidūs. Nesitikėjom tokio įspūdžio. Nesitikėjom, kad tokie yra vaizdai natūraliai susidarė iš ledo. Visą laiką ėjau moloje, visą laiką natūrali tamsa. Davė žibintus. Šiek tiek padarėm video. Žiūrėsim, kas gausis. Daug laiptukų į viršų, daug laiptukų žemyn. Vienas sėdi sušalęs. Su šortukais. O, žiūrėk, išlindo uždėjo visi. Na, vaikučiai, pabiručiai.
Kokie įspūdžiai? Fantastika. Smagu. Jau atšilai? Jo. Jau geriau? Super, super. Dabar tik tai sėkmingai grįžti žemyno kalno serpantinais. Kylant į viršų visos blusos numirė. Ta ką, jeigu buvo kokia gyva blusa, tai numiriau. Dabar turbūt ir paskutiniais numirs.